pradeda rungtynes be jo. Tadas Klimavičius vietoj jo. Taigi aikštės šeimininkai Markusas Braunas, Mantas Kalnietis, Tadas Klimavičius, Dainius Šalinga, komandos kapitonas ir Trevisas Watsonas. Lietuvos Rytas, Dejanas Popovičius, 13 numeris Martynas Gecevičius, 14 Donatas Zavackas, 21 Artūras Jomantas ir Aironas Beinsas. Pirmoji svečių ataka nesėkminga šiose rungtynėse. Markusas Braunas pereina į varžovų aikštės pusę. Klimavičius gal tiesiai varžovų į rankas ir matydamas Braunas, kad nespės paskui savo varžovą, stabdo svečių greitą ataką. Abiejų komandų krepšininkai prieš šias rungtynes kalbėjo. Lietuvos Rytas, Žalgiris, varžybos žaidžiamos visada visomis jėgomis. Nesvarbu dėl ko, nesvarbu kur, net nesvarbu ar tos rungtynės ką nors lemia. Jos yra visada svarbios. Tai bus kietas ir emocingas susitikimas, kuriame atiduodame visas jėgas. Iš toli antrasis Lietuvos Ryto metimas skrieja pro šalį. Trevisas Watsonas, geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių. Žalgirio ekipoje sugriebė pirmąjį kamuolį šiose rungtynėse. Sužaidus beveik minutę, taškų nei viena, nei kita komanda pelnyti dar nesugebėjo. Šalingos metimas skrieja pro šalį. Kieta gynyba kol kas dominuoja šiose rungtynėse. Gecevičius į kraštą, laisvam komandos draugui 3 taškai. Taikliausias iš toli metantis krepšininkas Lietuvos Ryto ekipoje Donatas Zavackas pelno pirmuosius šiose rungtynėse taškus. 3-0 priekį Lietuvos Rytas. Kalnietis prieš jį Popovičius. Braunui. Klimavičius grūmėsi su Zavacku. Nespėjo vienintelis krepšininkas šiandien pelnęs taškus užsiimti pozicijos po krepšiu ir yra priverstas puolėjas pakelti ranką pirmą kartą šiose rungtynėse aukštyn. Markusas Braunas grąžina kamuolį į žaidimą Watsonui. Kalnietis užtvarą stato Klimavičius. Braunui nori išvesti jį prie 3 taškų linijos. Watsonas laisvas pelno 2 taškus, mažina aikštės šeimininkų atsilikimą iki minimumo. Popovičius. Beinsas. Gecevičius. Dainius Šalinga kovoja kamuolį. Mato, jog 4 varžovai prieš jį. Neskuba žalgiriečių kapitonas. 2 minutės sužaistos pirmajame ketvirtyje. Kalnietis rikiuoja komandos draugus. Žanga kitoje vietoje nei kamuolys. Beinsas dabar pargriauna Markusą Brauną. Ir būtent apie Markusą Brauną daugiausiai kalbėjo Lietuvos Ryto stovyklos nariai, tiek Rimas Kurtinaitis, tiek Artūras Jomantas. Ir neslėpė Lietuvos Ryto vyriausiasis treneris, tai jog neramina Markuso Brauno gera sportinė forma. Na ir priminsiu, jog paskutinėse rungtynėse šis krepšininkas surinko 37 taškus, pataikė 7 tritaškius. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse Žalgiris įsiveržė į priekį po Dainiaus Šalingos 2 taškų, 4-3, sužaidus beveik 1 ketvirtį laiko pirmajame ketvirtyje. Gecevičius Jomantui laisvas. Pataiko iš toli Lietuvos Ryto krepšininkas, pagąsdino Jomantas, jog atliks perdavimą į dešinę komandos draugui. Jį dengęs krepšininkas skubėjo ten. Ir Lietuvos Rytas susigrąžino 2 taškų persvarą. Antrąją asmeninę pražangą užsidirba Beinsas. Iš karto įvykius aikštėje reaguoja Rimas Kurtinaitis, išleisdamas į aikštelę 11 numerį Milko Bielica. Sėdasi Beinsas ant suolelio. Mantas Kalnietis rikiuoja komandos draugus. Braunas, Trevisas Watsonas uždengtas. Klimavičius. Watsonas išmuša kamuolį varžovų iš rankų ir nuo žalgiriečio kamuolys palieka aikštę. Vidutiniškai po 8 kamuolius per rungtynes atkovoja Trevisas Watsonas šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone, o Lietuvos Rytas turi šansą padidinti savo persvarą. Gecevičius suranda po krepšių komandos draugą, tik ką pasirodęs Bielica, sėkmingai įsilieja į svečių komandos žaidimą ir didina persvarą iki 4 taškų. Braunas, laisvas.
Gecevičius atsidūrė ant parketo, nespėdamas paskui savo varžovą, kuomet statė užtvarą varžovas ir Žalgiris dabar atsilieka 1 tašku, 7-8 sužaidus 3 minutės 40. Gecevičius prašo perdavimo, prieš jį dabar yra aukštesnis krepšininkas, bet ne toks vikrus. Kol kas Gecevičius šiandien taškų nepelnė ir prametė abu mestus savo metimus. Braunas iki galo. Be pražangos apsigina svečiai, iš karto skuba Popovičius į priekį. Ketvirtąjį savo tašką pelno Bielica, tačiau jie nebus įskaityti. Dar prieš tai Mantas Kalnietis užsidirbo asmeninę pražangą. Na ir apie tą žaidėjų dvikovą taip pat buvo kalbama prieš šias rungtynes. Popovičius prieš Mantą Kalnietį, štai šis epizodas. Ir neslėpia Kurtinaitis, kad tas žaidėjas, kuris atliks geriausiai darbą šiose rungtynėse, turės didelę įtaką šioms rungtynėms. Trevisas Watsonas užsidirbo pirmąją asmeninę pražangą, trečioji žalgiriečių komandinė pražanga šiame ketvirtyje. Tiek pat kartų yra prasižengę ir svečiai. Popovičius. Gecevičiui neteisingai pastatyta užtvara. Bielica dar žiūri į rungtynių arbitrą. 2,7 m ūgio centrą. Dabar paragina Rimas Kurtinaitis ir toliau žaisti sėkmingai. Nekreipti dėmesio štai šią pirmąją pražangą. Kalnietis į kraštą Braunui. Per Brauną dažnai stengiasi žaisti žalgiriečiai, pašokinėjo kamuolys ant lanko, neįkrinta į krepšį. Bielica susėmęs už galvos liko gulėti savo aikštės pusėje. Viskas gerai, atsikėlė šis krepšininkas, jau skuba po savojų krepšių. Ir dar turi 12 sekundžių svečiai šiai atakai. Popovičius. Zavackas rodo, jog pats Popovičius žaistų iki galo prieš Kalnietį. Gecevičius. Jomantas. Antrąjį tritaškį pataiko Artūras Jomantas, grąžindamas Lietuvos Rytui 4 taškų pranašumą. Šypsosi Jomantas, žiūrėdamas į Markusą Brauną, amerikietis šypsosi taip pat. Na, savotiška mikrodvikova dabar vyksta tarp šių krepšininkų, psichologinė žinoma mikrodvikova. Ir štai dabar šiame epizode Artūras Jomantas neteisus. Dabar komercinė minutės pertraukėlė čia Kaune. 5 minutės 12 sekundžių sužaista šiose rungtynėse. Lietuvos Rytas pirmauja 4 taškais, tačiau Markusas Braunas jau dabar gali sumažinti šį atsilikimą per pusę. Pataiko pirmąjį baudos metimą krepšininkas šiame sezone, metantis 90% taiklumu baudas. Vyriausias žalgirietis sumažina atsilikimą iki 2 taškų. Keitimų Lietuvos Ryto stovykloje neįvyko. Po pertraukėlės Martynas Pocius pirmą kartą šiose rungtynėse pasirodė aikštelėje. Bielica. Tadas Klimavičius kartu su Trevisu Watsonu dabar laimi šią kovą dėl atšokusio kamuolio. Pocius. Watsonui. Kalnietis. Prieš jį Gecevičius. 10 sekundžių. Watsonas grūmėsi po krepšių su Bielica. Bando centruoti dabar amerikietis. Nugarai krepšį suranda komandos draugą. Trevisas Watsonas įsirašo rezultatyvų perdavimą po to, kai Klimavičius pelnė pirmosius savo taškus šiose rungtynėse. Lygų 11-11. Gecevičius atšokęs atgal. Pirmasis suskumba žalgirietis prieš šio atšokusio kamuolio. Vieną kartą šiame sezone jau teko šiems klubams žaisti čia šioje arenoje. Vivėl taurės finale ir tuomet pergalę šventė aikštės šeimininkai. Trevisas Watsonas tęsia Žalgirio paskutinę sėkmingą atkarpą 6-0. Iš karto į tai reaguoja Rimas Kurtinaitis, pasiruošęs į aikštelę išleisti pirmą kartą šiose rungtynėse Dejaną Borovniaką. Popovičius blokuoja metimą Klimavičius.